Krepšinio klubo svečias. Man kartais tenka susidurti su tuo neigiamu požiūriu dėl to, kad domiuosi. Įvairūs menininkai, hipsteriai visokie, jie galvoja, kad menas ir krepšinis yra nesuderinami dalykai. Jiems atrodo labai keista, kaip galima domėtis, pavyzdžiui, menu ir žaisti kašį. Konkurencingumas ir kovingumas, fizinis kontaktas su kitais žmonėmis. Aš jau nesivaizuoju, kad šitai gali būti atskirti sportas nuo savęs, sakim, tai žmogus sudaro ne vien kažkokią vieną dalis. Daug nesuprantama, kad sveika būnės ir kas yra atvirkščiai, kad vienas be kito negali. Galėtumėte apibūdinti, kas yra krepšinio sirgalius? Tas, kuris nuolat domisi krepšiniu, lankosi varžybose, palaiko. Kaip tada pavadintumėte tuos, kurie domisi tik rinktinės žaidimu? Čia gal apskritai visų šalių bruožas, visada palaiko, tada ne kaip krepšinio žaidimo kažkokią komandą, bet apskritai eina kaip už savo šalis. O jaučiate skirtumą tarp sirgalių kartų? Anksčiau su krepšiniu mes ėjom kaip į laisvę Lietuvos. Turi daugiau sentimentų tas krepšinis, ne tik kaip žaidimas, bet ir kaip kažkoks laisvės simbolis. O dabar tai gal labiau kaip šiaip į krepšinį, kaip į žaidimą. Jaunesnieji sirgaliai, jie labiau išreiškia savo emocijas, jų nevaržo, bet kartais tas nevaržymas pasireiškia ir negatyviai. Kyla muštynės ir įvairūs konfliktai, o vyresnieji paploja, pareikia už gerą metimą ir tiek. Apskritai paėmus sirgalius kaip vienetą, ar jie skatina tautos patriotizmą visuomenėje? Pavyzdžiui, tai jokios absoliučiai įtakos nedaro, kad ten susėdė kažkokie žmonių, ten masės, sakykim. Aš nemanau, kad taip prasme tai skatina kažkokį patriotiškus, dėl to aš patriotiškesnė nesijaučiu, kad susėdė parolimpinės, ten daug žmonių kilnoja rankas ir bangą daro žaliai, geltonai, raudonai ir sąjungai. Aš nesijaučiu patriotiškesnė. Tie tikrai sirgaliai žiūrėti krepšinį, o į rinktinę susirinka tie žmonės, kurie serga už savo šalį, būtent už ne už žaidimą, už savo šalį. Pavyzdžiui, mano grynai mama irgi nemėgsta krepšinio ir jie ėjo į tą čempionatą, ėjo į ten rungtynes bilietus pirkti, todėl kad jai buvo įdomu, kaip ten atrodo, ta prasme. Tai ten tikrai ir ne visi žmonės susirinka ir žiūri, kaip, ta prasme, eina vien dėl pat šios šalies. Nes nėra matę, kai kurie, pavyzdžiui, nėra pažiūrėti, kaip atrodo gal realybėje, bet ten tas žaidimas, kaip ten iškarpo viską, kaip nerodo ten tų. Ne, yra ir tokių žmonių, kad manau, kad tokių mažuma. Buvo jaunių čempionatas kažkoks ir ten atvažiavę iš užsienio žmonės labai stebėjosi ir apie tai rašė, kiek žmonių susirenka pas mus į varžybas. O ar gali, tarkim, žmogus nevadinti patriotu, bet tarkim, jam krepšinis yra tiesiog žaidimas ir jisai, pavyzdžiui, palaikyti per čempionatą Rusiją. Tarkim, jam patinka žaidėjai, galbūt ir Ginaitis žaidžia, bet tarkim, jis neserga už Lietuvą. Jeigu mes esame krepšinio šalis, galbūt futbolas yra mūsų jau tolimesnė sporto šaka, tai mes gal žiūrėdami futbolo varžybas irgi mielai galim palaikyti kokią, nežinau, Italijos, Vokietijos, Olandijos rinktinę. Dažnai būna, taip dažnai būna. Kad palaiko kažką. Tai jeigu su krepšiniu patriotai, su futbolu jau nebe patriotai. Bet dėl to, kad nežaidžia Lietuva, dėl to, ką nors palaikyti, bet jeigu žaidžia Lietuva ir palaiko Rusiją, tai aš nemanau, kad tas žmogus iš tikrųjų yra bent tiek patriotas. Nebūtinai Rusija. Azerbaidžanas. Kodėl laimėtos varžybos į gatves pritraukia daugiau žmonių, kurie skanduoja Lietuva ir nešioja vėliavas atributiką, negu nacionalinės šventės? Tai pergalė tai yra labai konkretus dalykas, labai konkreti sėkmė, o laisvė, kas ta laisvė. Tai čia tik galimybė žaisti pasaulyje atskirų tuos vardu, aišku, nebūtų laisvės, nebūtų tų pergalių, bet nebūtų Lietuvos rinktinės, jeigu nebūtų laisvės. Tiesiog laisvė yra labai abstraktus dalykas. Iš vis reikia žinoti, kaip buvo prieš tos laisvės atgavimą, kad tu suprastum, aš taip įsivaizduoju, kažkaip reikia atskirtus. Ką žinau, aš tai nesuprasiu, kaip buvo prie rusų, nuo porusų. Nacionalinės šventės mūsų taip nepalietė kaip tos kitus žmonės, senesnius, kurie ten dalyvavo, kurie gyveno tais metais, tai jie, man atrodo, ir dalyvauja tose šventėse ir šiandien. O mūsų, kadangi tai net neliečia, tai mes kažkaip gal net nesuvokiam ir nesuprantam tos reikšmės, tokias nėra tų sentimentų. Mes reaguojame tai, kas vyksta ir šiandien, aišku, negalėtų mes, kad labai smagu, kad esame laisvi ir galim džiaugtis tuo, kas vyksta dabar, bet tiesiog, kadangi tai nevyksta šią dabar akimirką, dėl to tai nėra to masinio pliūpsnio. Visą laiką gatves išeina tada, kai tą akimirką yra kažkas opu. Kitą dieną, pavyzdžiui, po laimėtų varžybų pastebite tokią bendrą emociją? Šiaip paprasti žmonės tai sugrįžta į realybę, kad gerai laimėjau, laukiu kitų varžybų. Aišku, man to kažkokio labai didelio šventimo nėra, tiesiog mielai nuėjus į universitetą ar kažkur su žmonėm, kurie irgi galbūt žiūrėjo stebėtos varžybos, kurie tai kažkiek bent jau žino, kad tau tai savotiškai svarbu. Pašnekit, persimeti, kai žodžiais padiskutuoju galbūt apie tam tikrus momentus, akimirkas. Aišku, tai pakelia emociją, jeigu tai buvo laimėtos varžybos
Esate pajutę tokių po didelių pergalių perdėtą jau pasididžiavimą šalimi? Rasizmas krepšinėje visam pasauliu vis dar didelė problema. Jeigu Lietuva pralošia prieš rinkinę, kuri yra koks nors juodaodis amerikietis, tai bus aišku pabrėžta, prisirinko amerikonų, bet jeigu būtų koks nors baltaodis Lenkas Makedonijos rinktiniai, niekam tas net neužkliūtų. Rasizmas gali būti dviejų pusių, gali nekerti žmonių arba juos pervertinti, sakyti, pavyzdžiui, kad juodaodžiai yra bet kokiu atveju geresni. Aš manau, ir Lietuvos krepšinėje yra tas rasizmas gajus. Žalgirio sporto diras Vitoldas Masalskis pasakė, kad baltaodį žaidėją Reivsą jie pasirinko todėl, kad jis buvo baltaodis. Krepšinio klubo svečias. Yra toks prejudice, išankstinė nuostata, kad neva juodaodžiai yra fiziškai galingesni. Jie bet kokiu atveju yra geresni krepšininkai. Į kokį tragizmą tai pastato Lietuvos krepšininką? Jis yra neva baltaodis, jis iš karto yra prastesnis. Tas juodaodis vis laik yra geresnis. Ir jis vis tiek turi prieš jį žaisti kiekvieną kartą. Ir jis negali būti už jį geresnis. Jis niekada prieš jį nelaimės, bet jis turi žaisti prieš jį. Koks tai yra tragizmas? Tai čia nebūtinai su krepšinio, gal tai yra tiesiog kaip sporto brūžas, nusistatymai prieš kažkokias kitas rases. Aš nemanau, kad rasės yra tokius. Yra žmonės skirtingų spalvų, odos spalvų, akių spalvų. Žmonės kovoja arba prieš demonus, arba kovoja prieš stiprius juodaodžius, arba kovoja prieš konkrečius žmonės. Krepšinio žaidimas gali žmogui prieš tai neturėjusiam jokių neigiamų emocijų tam tikros šalies piliečiui. Krepšinis gali iššaukti tas tokias neigiamas emocijas. Čia nuo sąmoningumo, man atrodo, gana priklauso. Prasme, jeigu normalus žmogus tikrai neis ir nemuš nei Lenko, nei dar ką nors, jeigu ten laimėjo prieš tą Lietuvą. Išlieka asociacijos. Na, jeigu dabar nors prisimint apie Makedoną, aš turiu draugą Makedoną ir visi vis tiek pasakai prisimint, kas kalbėjo. Gal neužsiminti, bet vis tiek prisimint. Aš manau, tai pirmas dalykas, kur dabar Makedonijos atsivės Lietuvą. Čia kaip po 2004 Jasikevičiaus nuo 2003 Stomas, Amerika gal, įveikė mane, o kaip buvo, dviejų nebėra. Su Serbija, pavyzdžiui, Serbijos kuo mums atsivės Lietuvą. O ką manote apie kitų tautybių žaidėjų priėmimą į nacionalinės rinktinės? Aš manau, kad jeigu jis yra nusipelnęs Lietuvai, jeigu jis yra daug žaidęs, padaręs gerą Lietuvai, pastatęs, pavyzdžiui, arba pastatęs vaikų namus, arba čia gyvenęs 10 metų, tai kad normalu jam suteikti. Jie patys makedonai turi vieną užsienytą, aišku, jis žinoma irgi gal spalva nebalta, bet vėlgi jis laimi ne vienas. Kad ir koks jis būtų geras žaidėjas, jis laimi ne vienas. Ir galbūt tai rinktiniai tik to žmogaus ir trūko, kad ne tik daug pasiekti. Atsimenu, po moterų krepšinyje, Lietuvoje lošusi amerikietė, buvo klausimas, ar ją reikėtų suteikti Lietuvos pilietybę, kad jį loštų už Lietuvos komandą, nes moterų krepšinis, ne vyrų krepšinis. Man taip nesiseka. Ir iš tikrųjų tai būtų buvus gal gera paspirtis ir galbūt mes galėtume rodyti geresnius pasiekimus, tačiau to nebuvo pasiekti ir buvo tam prieštarauta. Taip pat lemiančio žemė, taip pat Staliūno pora antra pusė irgi buvo didelės diskusijos su teik pilietybė, ar ne? Ir jeigu nesutikti, jinai baigė karjerą savo. Irgi labai sunku vertinti. Dažniausiai šiaip ir pakankamai dažnai minima vienos ir kitos šalies krepšinio mokykla. Nes tikrai labai dažnai yra sakoma, buvusi Jugoslavija. Nes tiek kroatai, tiek serbai, tiek tie patys makedonai turi to buvusių jugoslaviškų stiliaus ir tam tikrą charakterį. Tuo kartais ir būna įdomu stebėti kokį ispanišką žaidimą su lietuvišku žaidimu, nes yra skirtingos krepšinio mokyklos. Galbūt norėtųsi ir sakyti, kad tose rinktinėse galėtų dalyvauti tų krepšinio mokyklų atstovai. Bet kaip, pavyzdžiui, pažiūriu, kaip mūsiškiai tame pačiame už Atlanto, kurio studentų lygoje ten tie patys mokosi, daug kas paskui grįžta ir negali sakyti, kad jie turi mūsų krepšinio mokyklos pradmenis ir šaknis, jie jau būna persisėlę kitų. Bet mes tik noriai juos prisėmam, nes jie kaip ir iš Lietuvos. Ar lietuviai geriau norėtų užimti žemesnę vietą, bet su gryna lietuvių komanda, ar aukštesnę, bet su užsieniečiais? Nežinau, bet ta diskusija būtų didelė, apie tai, kas ką daugiau padarė, kas daugiau netai, kas didesnį naudingumą turėjo. Lygiai dabar vyksta su klubiniais tas pats. Žiūrėkit, antraštės viena Žalgirio arba Lietuvos ryto komanda vedė juodaodžiai. Nacionalinė rinktinė yra Lietuvos rinktinė, žmonių, kurie seniai čia gyvena vietinių šitos valstybės rinktinė, o kas yra tikras lietuvis. Niekas negali pasakyti, nes baltai susidarė atėjus indoeuropiečiams. Galima taip pat, kaip nacijai rėkia savo žodžius, galima išeiti gatves rėkti indoeuropiečiai lauk. Tai čia yra šitų senųjų Narvos gyventojų žemės, ką čia daro indoeuropiečiai, čia kiekvienas maišytas, žinot, čia atėjūnai nuo Irano ir Indijos lygumų. Ką jūs čia daro? Lietuviai, lietuviai yra tie, kurie gyvena 10 metų, stato namus, džiaugiasi ir tai yra... Čia tokiems pilietybę reikia duoti. Jeigu žmogus yra naudingas Lietuvai, iš buvo naudingas Lietuvai ir jis nori pilietybės, aš manau, kad jam reikia suteikti.
O nuo to, ar jis yra lietuvis ar net dar priklauso, nuo to, ar jis pats ar nori laikyti lietuviu. Gal jis nenori savęs laikyti lietuviu, jis nori būti Lietuvos Respublikos pilietis, amerikietis, Lietuvos Respublikos pilietis, prancūzas. Jis buvo prancūzas, bet jis taip myli Lietuvą, kad jis save laiko lietuviu, nori pilietybės ir laiko lietuviu. Bet kiti nesutinka, kad jis sako, jis nėra lietuvis. Arba gali atvirkščiai, jis gali sakyti, aš prancūzas, jis gali sakyti aplinkui, jis yra lietuvis. O kokią nuomonę esate girdėję apie lietuvių sirgalius iš užsienio spaudos, televizijos, ar esate su tuo susidūrę? Lietuvos sirgalius fanas. Daro labai daug triukšmo ir labai tiesiog jis kartais nesupranta, dėl ko reikia, apie ką reikia, bet jam patinka visas tas just tą triukšmą. Ir kai ten į salėse pradeda metą, kas nors bauda. Greitėjančių triukšmų. Tai yra visiška, tai yra, kam gali padėti toks greitėjančių iki sistemų. Tai aš suprasčiau dar vienodų taktų. Kad visas žmogui yra mūsų, arba kad iš vis neplotų, bet... Mes perėmėm prie klausimo, kaip reikia tą rinktinę palaikyti. Manau, kad Lietuvos apskritai vienas iš bruožų toks šiek tiek įkyrumas. Ne visi, bet aš juos vadinu gnomikais, kurie kelia triukšmą arba atlėkė po Rygoje, kai laimėjo pernai Valančiūno rinktinė U19. Prilėkė prie manęs tik gnomikai. Ko nereikite? Patys rėkit. Tipiškas to gnomikos Žigaliaus portretas, jisai rėkia, kai visi rėkia. Jis pats nelabai ką inicijuoja, visi gaudo tą bangą, visą bendrą, jeigu yra didelė banga, tai jis rėkia. Tai ko tu nerėki? Jeigu tu rėktum, tai aš rėkčiau. Sirgimo lygį dar Lietuvoje labai parodo tas visas harmonijos su savimi aplinka, požymis, muzikos pajutimas. Lietuvoje populiariausia daina skanduojant yra Lietuva, Lietuva. Daugiau kažkokiu tai tokio, kad eitų daina iš širdies, tokio beveik nebūna. O himnas? Himnas tai yra privalomas dalykas, bet kad jie patys norėtų ką nors iš savęs išreikšti. Tai aš esu vieną kartą girdėjęs, kai Žalgiris nugalėjo Rytą ir dainavo tą Radži Vochtą dainą Sveikinu Rytą. Sakau, kai aš žiūriu, galvoju, kaip tai galime suprasti, kad tai trukdo su savo... Kai žmonės baudas meta, tai yra visiškas absurdas. Kiek aš šiemet vaikštų Ryto rungtynės ir kiek man teko tarp tų sirgalių pabūti tuo metu, kai bendrauju su komandos žaidėjais, atrodo, jie nori juos suplėšyti, užlipti ant galvos, bet ne dėl to suplėšyti iš didelės meilės, bet tiesiog iš tokio, kad jie privalo kažką atiduoti jiems, ne tai, kad žaidimu, bet patys savo asmenį žmogų. Jo, buvo Motiejūnas su Valančiūnu, aš buvau tuose. Po tokią atmosferą atrodo, kad ten susirinko Žalgirio fanai prieš Valančiūną, kuris pavogė ten kažkokį Žalgirio galvą. Atrodo, savos komandos ir gali. Moja pametimą ar tritašką, kai salė sukyla, tai ten aš įsivaizduoju, kad ten šiurpai sproginėja tą galvą visai krepšinį. Bet yra atskirų momentų. Yra toks posakis, jachta plauks taip, kaip pavadins. Jie vadinami sirgaliais yra ir žmogus nori būti sirgalis, turi susirgti, jis turi būti nesveikas, o kai jis nesveikas, tai darai nesveikus dalykus. Jie yra neprotingi ir aistruoliai. Man labai patinka aistruoliai. Visų tautų sirgaliai atrado tokį bendrą raktą, kad jie pradėdavo nuo to, kad I love Lithuania, kažkaip nuo jų tada atstoja žmonės. Jie nebejaučia to spaudimo tokio. Jie grįžo iš Lietuvos šiek tiek pavargę. Pagrindinis klausimas spaudos konferencijos tai visą laiką sukasi link to, pagirkit Valančiūną. Mintis yra ta. Ateina, tai kurį žaidėjai jūs galėtumėt... Jie taip jaučiasi, kad ateina visas, pagirkit Valančiūną, pagirkit Valančiūną. Jie nelabai įdomu tas karšas. Žurnalistams netgi apskritai, net nelabai domisi, kokius ten komandom žaidžia, kaip ten kas vyksta. Jie nori, kad būtų Lietuva pagirta. Savo ten trenerio retai. O apie kitus, tai dažniausiai kiti ateina, ten iš kokios Ukrainos, Čekijos ateina jie, sušneka ten dar savo monologą, klausimų bus, ne. Krepšinio klubo svečias.